Rubrika pristato statybinės medžiagos Pro. Informacinis pastato modeliavimas, kaip jis veikia ir kokias galimybės suteikia statytojams, papasakos BIM specialistas. Tai norėčiau šiuo momentu pristatyti jums, kaip BIM modelis yra panaudojamas pačioje statybos aikštelėje, kad tai nėra tik projektavimo įrankis, jis lygiai taip pat gali būti ir naudojamas kasdieninėje aikštelės veikloje. Tai šiuo momentu yra konstruktyvinė dalis. Kaip matote, yra tai, kas turi būti pastatyta iš Durisol blokelių ir taip pat yra stogo sijos jau parodytos, kad žinotų, kurioje vietoje turi užsibaigti ir murlotam būti paruoštos vietos. Lygiai taip pat mes matom, bet kada galime paimti tą namą pasipjaustyti, turint BIM modelį, pasižiūrėti, kaip jisai atrodo tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės. Galim visom kryptim, tiek iš viršaus, tiek iš apačios, tiek štai, taip galima pamatyti. Viskas, kas čia yra rodoma, tai yra Durisol blokelių išklotinė. Kitas svarbus momentas yra planas pats, kuriame statybos brigadininkas, kuris yra atsakingas už Durisol blokelius, jisai bet kada gali ateiti ir pasimatuoti savo reikalingus matmenis ar įstrižaines, tam, kad susitikrinti. Tai visas tas procesas vyksta labai elementariai. Yra tiesiog BIM modelio padarytas planas ir tiesiog yra duodami kokių matmenų, kokių reikia, užduodama ir pamatuojama nuo sienos iki sienų. Ir tokiu principu galima bet kuriuos matmenis pasimatuoti, pasikontroliuoti, kad iš tikrųjų yra statoma taip, kaip yra sumodeliuota. Taip pat yra svarbus momentas, kuom skiriasi nuo tradicinio projektavimo pačio, kad yra sukurtas pats modelis ir yra visi pjūviai reikalingi daromi iš pačio modelio. Tai nieks jų papildomai nebraižo. Yra tiesiog pasirenkama opcija šioje programoje ir dedamas pjūvis, per kurią norima vietą. Šiuo atveju aš padariau per langą, tam, kad pamatyti lango pačios ir viršaus altitudes. Einame į šį vaizdą ir tiesiog iškart matome, kaip atrodo pjūvis būtent per tą vietą. Esant poreikiui, galima pasimatuoti altitudės, štai kaip dabar aš ir darau, viršaus apačios altitudės. Esant bet kokiem pakitimam, tarkim langas kažkoks kitas, viskas automatiškai atsinaujina ir statybos brigadininkas iškart mato, kad yra kažkokie pasikeitimai vykdomi. Tai būtent tokiu principu dirbant statybos aikštelėje ir kasdien naudojant tokį BIM modelį yra užtikrinama kokybė. Užtikrinama taip pat, kad brėžiniai ir pati statybos išklotinė visa yra visuomet tokia, kokia jinai turi būti, nes čia jau klaidas galima labai lengvai numatyti. Dar vienas svarbus momentas yra skirtingi blokelių tipai, tai yra padarytas planas, kokie blokeliai, kokias spalvinės turi gamas pačias. Tai čia matome yra būtent šilti blokeliai, raudonoji zonai, kaip matote yra atskirta šitoj vietoj garažo zona nuo namo zonos. Yra daug šiltesni blokeliai, garažas irgi yra kitais blokeliais Durisol darytas. Ir žinoma pertvariniai ir laikančios pertvaros. Tai tokį turint planą yra tikrai nesunku bet kam susigaudyti, kurioje vietoje kokie blokeliai turi eiti. Ir vėlgi yra išvengiama klaidų ir nesusipratimų. Tai čia yra pagrindiniai aspektai, kaip modelis būtent šiuo etapu Durisolio sienų statyme, jisai kaip panaudojamas yra kasdieninėje statybos aikštelės veikloje.